Kas yra statika ir kokia yra erdvės dinamika? Visi išoriniai kosmoso veiksmai ir visa kosmoso dinamika pasireiškia žmogaus veiksmuose. Visos kosminėje erdvėje judesius ir veiksmus sukelia žmogaus įvairių įvykių veiksmai. Tuo pačiu kosmosas taip pat pasireiškia mikrokosmose statiškai, todėl kad visa kosmoso informacija supakuota į ląstelę, o kadangi visame kosmose esanti informacija yra statinė, tai ir pasireiškia kaip statiška sistema. Taigi, kosmoso statika pasireiškia mikrodalelių lygmeniu, o kosmoso dinamika pasireiškia žmogaus veiksmų lygmeniu, kaip numatomi ir kaip nenumatomi. Meilė, ji taip pat amžina, per kurią mes matome amžinybės lygmenį nukreiptą į meilę kiekvienam žmogui. Tai yra Dievas kūrėjas, vienintelis Dievas. Pasirodo, jis sukūrė save taip, kad jo meilė kiekvienam žmogui yra amžina išraiška. Ir jis nedaro nei vieno judesio. Tai yra, Dievas visada sukuria būtent tokį lygmenį, kuris egzistuoja amžinai. Nes jis yra už laiko ribų ir tai yra tikra tiesa. O tada už erdvės ribų jis pereina prie dvasinio valdymo aspekto. Išvertė ir įgarsino Sigutė.